Dabar jau mes mokam atlikti progresyvinės raumenų relaksacijos pratimus sėdint ir aš tiesiog parodysiu tam tikrus niuansus, kurie atsiranda gulint. Tai mes tada galim atsigulti, priimti gulimą padėtį, pasidėti pagalvėlę po galvą ir atsigulti taip, kad jaustumėm savo kūną, išguldykim savo nugarą, plaštakas padėkim ant žemės, kojas truputį praskirkim ir aš tiesiog tik parodysiu tam tikrus niuansus, kurie skiriasi praktikose gulint. Tai kai mes pradedam nuo pėdų, mes tada truputį suglaudžiam tas pėdas ir įtempiam jas, keldami pėdas į save, į veidą, įtempiam, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir galim pakartoti, vėl įtempiam pėdas, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam ir aišku pajaučiam skirtumą tarp raumenų įtemptų ir atpalaiduotų raumenų, tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir tada galim įtempti pėdas ištiesdami jas, galim truputį pakelti net vos pėdas nuo grindų, įtempiam, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Vėl įtempiam, išlaikom ir atpalaiduojam. Ir galim tada mes kojas pakelti taip, išlaikyti įtampą, išlaikyti 5-7 sekundės ir atpalaiduoti iškvėpimo metu koją. Pailsėti truputį, pakvėpuoti ir vėl įkvėpdami galim pakelti kojas, išlaikyti tą įtampą ir atpalaiduoti. Ir jeigu norim, galim net priglausti prie savęs, įtempti taip kojas tiek, kiek galim, išlaikyti tą įtampą 5-7 sekundės, pajausti skirtumą tarp buvusio atsipalaidavimo ir dabartinės įtampos ir vėl perėti atsipalaidavimą ir vėl pajausti skirtumą. Pakvėpuoti, pajausti skirtumą tarp įtampos ir atsipalaidavimo ir vėl įtempti savo kojas visas, išlaikyti 5-7 sekundės ir palaiduoti. Tada galime mes pereiti prie savo šlaunų ir truputį tarsi pakelti, sutraukti iš tos raumenys rankulnų, pasikelti truputį. Matot, aš šiek tiek pasikeliu, išlaikau tą savo įtampą, pakėlę savo dubenį nuo kilimėlio grindų ir atpalaiduoju iškvėpimo metu. Pakvėpuojam, pailsim, vėl įtempiu, laikausi ant kulnų, ant rankų, ant pečių, pasikėlęs visas ir atpalaiduoju. Ir pajaučiu skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Tai galim suglausti pečius taip, kaip darim, net pakelti truputį galvą, išlaikyti tai 5-7 sekundės įtemptus raumenis ir atpalaiduoti. Ir pajausti skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Pakvėpuoti, pajausti skirtumą, pajausti atpalaiduotų raumenų malonumą, gėrį ir vėl pakartot pratimą. Vėl įtempti, laikyti įtemptus
krūtinė įtempta, pečiai įtempti ir atpalaiduoju. Ir pajaučiu skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Pakvėpuojam, pailsim ir tada galim pečius pakeliam krūtinę, alkūnės, mentis kiek galim suglaudžiam, išlaikom įtampą nugaros raumenyse, įtempiam nugarą, išlaikom taip ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir vėl galim. Iškeliam, išlaikom, nugaros raumenys įtempti ir atpalaiduojam. Pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Pakvėpuojam, pailsim. Tada galim prie rankų pereiti, kaip buvo ir sėdint, įtempiam pradžioje kumščius, įtempiam, laikom kumščius 5-7 sekundės, pajaučiam įtemptų kumščių raumenų jausmą keliamą ir atpalaiduojam. Pakvėpuojam ir vėl įtempiam kumščius, pajaučiam įtemptų raumenų sukeltą jausmą, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens. Tai galim suspausti visą ranką, kaip ir buvo sėdėjimo metu, per alkūnę sulenkiant rankas, išlaikant taip ir atpalaiduojant. Vėl suspaudžiam, išlaikom tą įtampą ir atpalaiduojam. Ir tada mes galim pereiti prie tą rankos tiesimo, sugniaužiam kumščius, ištiesiam ranką į priekį, išlaikom 5-7 sekundės, tiek kiek galim, visą įtemptą ranką ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Vėl tada ištiesiam rankas įtemptas labai, kumščiai įtempti, rankos įtemptos, laikom, išlaikom 5-7 sekundės, kad įsąmonintumėm tą įtempto raumens jausmą, palaikom ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens, tarp įtampos ir atsipalaidavimo. Galim pereiti prie kaklo raumenų ir spausti galvą žemyn, arba per pagalvėlę, arba tiesiog ant grindų spaudžiam galvą žemyn, spaudžiam, truputį kilstelim vos pečius, kad kaklo raumenys įsitemptų, laikom 5-7 sekundės, išlaikom, kad pajaustumėm įtempto raumens jausmą ir atpalaiduojam, kad pajaustumėm įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens skirtumą. Pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir dar vėl įtempiam, spaudžiam galvą žemyn, įtempiam kaklo raumenis, laikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir taip pat kaip sėdėjimo metu mes galim įtempti antakius pradžiai, keliant juos į viršų, laikom pakeltus antakius, surauktą įtemptą kaktą, 5-7 sekundės, išlaikom ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Vėl
Pakeliam antakius, vėl sutraukiam kaktą, išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Tai galim suraukti antakius, suraukiam, laikom, 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Vėl suraukiam, laikom ir atpalaiduojam. Tai galim visą veidą suspaužant, žandikaulius sukast, tik tai ne per stipriai, visą ir lūpas, ir aš net negalėsiu kalbėti, tiesiog suspaudžiam visą veidą, lūpas, antakius, burną, žandikaulį, liežuvį net įtempiam, laikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Darom. Ir atpalaiduojam. Ir nusišypsom. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampose ir atpalaidavimo. Ir dar kartą. Spaudžiam. Laikom. Ir atpalaiduojam. Pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir galim dar gulint 2 būdais įtempti visą kūną. Tai vienas būdas yra susiriečiam, laikom įtampą ir veidą, viską. Laikom. Net kvėpavimą sustabdom ir atpalaiduojam. Pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Ir dar kartą. Ir atpalaiduojam, pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. O kitas būdas tarsi pasikelt visam ant kulnų ir ant galvos ir tarsi tempti visus nugarinius pakalinius raumenis, įtempam, laikom, gana sunku taip, laikom, kiek galim išlaikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam skirtumą tarp įtampos ir atpalaidavimo. Pakvėpuojam ir vėl remiamės į kulnus ir į galvą ir iškeliam viską tiek, kiek galim, laikom įtemptai, laikom 5-7 sekundės ir atpalaiduojam. Ir pajaučiam, koks malonus yra skirtumas tarp įtempto raumens ir atpalaiduoto raumens ir įsipareigojam stengtis neįtempti raumenų, o jeigu pajaučiam juos įtemptus, tai juos atpalaiduoti. Ir tada galim atsistoti per šoną, pajausti savo kūną, truputį pasjudinti, atlaisvinti savo kūną, sau, nušypsoti sau. Ir įsisąmoninti, kad mes atlikom progresyvinės relaksacijos pratimus, kad išmokom atpalaiduoti savo raumenis, pajausti įtemptus raumenis, atpalaiduoti juos ir gauti iš to labai didelės naudos ir praktikuoti tai savo gyvenime.